Sveiki dar kartą. Tiesiog taip papuolė, kad sukūriau keletą filmų vienu metu. Suradus galimybėm, ir savotiškai kaip ir noras. Noras tiesiog įnešti galbūt aiškumo žmonėms, kurie arba visiškai nesigaudo, arba tą informaciją klaidingą turi, kad daugmaž turėtų bendrą supratimą, apie ką eina kalba. Kalbėsiu apie tą radiacinį foną, kurio yra pilna miestuose ir rajonuose, dabar rajonuose, miestikose, taip pat apie tas antenas, kurių nuorodos su nuotraukomis bus apačia po filmo, ir taip pat apie prietaisus, kurie matuoja tai. Ko gero esu pirmasis, kuris nusipirko tos rimtesnius prietaisus, kurie matuoja radiaciją. Savotiškai papuoliau po to viso, po tokiu lietum iš dalies, bet ir tuo pačiu įgijau praktikos, surinkau nemažai patirties, kurią aš jums išdėsiu, pasidalinsiu su jumis. Kada žmonės mato prietaisus pypsinčius, kvaksinčius prieš ekraną, Facebook'e, jie nesupranta, apie ką eina kalba. Tai paaiškinsiu taip. Daugelis matė paskutinių filmų su prietaisu juodu korpusu ir tokie kaip indikatoriaus rodiklė. Tai šitą prietaisą aš taip pat nusipirkęs esu pirmas Lietuvoje ir prieš tai dar turėjau CF35, o šitas Trifield. Geras prietaisas, rimtas Kanados firmos ir jisai rodo realiai dažnį, įvairius dažnius, elektromagnetinį lauką, radio dažnius, tam tikram diapazone iki 5G, 5G nematuoja, bet paima iki 4G ir rodo jo tankį ore. Tai paaiškinsiu šiek tiek apie tai, kas yra. Tos normos, kurios buvo anksčiau nustatytos iki 2015 metų, jos buvo šiek tiek pakeltos. Prieš tai dar, kaip iš visų mobilių telefonų nebuvo, tai kada mobiliai telefonai atsirado, buvo parašyta apie jų, kad nelaikyti arti galvos, nes sukelia vėžinius susirgimus. Bet buvo tai dar nedaug ir visi dauguma telefonų turėjo antenas, jeigu atsimenat pas save. Tai reiškia, antena, jinai priima visus tos signalus į save, o antena netampa pa žmogus laikydamas telefoną. Čia viena iš priežasčių, kodėl rimti žmonės, nepapirkti mokslininkai, kalba apie tai, kad, pavyzdžiui, kada jūs nuspaudžiat numerį kažkokį surinkimo, prieš skambutį, tada telefoną padėkit nuo savęs toliau ir nelaikykit ranko, kol renkamas numeris. Nes būtent tuo metu yra labai stiprus signalas. Ateina. Ir prie to pačio išbėgdamas už akių, pasakysiu irgi, kad kalbantis per WhatsApp'ą, Telegramą, per Facebook'o menedžerį, kada jūs telefoną turite ir jisai ne Wi-Fi ryšyje, o mobiliajame ryšyje, jisai spinduliuotę maksimalę tuo metu skleidžia aplinką, jis taip pat yra negerai. Gausis toks girtumo efektas po kažkiek laiko. Jūs to nepajausite, bet po daugkartinio naudojimo, kaip sakom, gali atsiliepti smegenų veiklą, realiai, čia realiai. Tai dabar pasakysiu taip, 2015 metais buvo parametrai pakeisti ir dar kartą pažeminti. Tai reiškia, tai, kas anksčiau buvo, pavyzdžiui, rašoma, kad attention, high radiation, high level ar kas nors radiation, geltonam skydeliai kažkur tai, ir su kaukolėm ir taip toliau, paskui tapo kaip norma. Tai yra specialiai, jeigu žmonės, reiškia, ištvėrė tai pragyvens ir iki šito. Ir taip gavosi, kaip gavosi, ir po to, kaip aš įsigijau tos prietaisus, su pirmuoju, tai aš galėjau nustatyti tiksliai kryptį, ir yra puslapis, kur galima užsakyti tą paslaugą, kad pas save išsitirti namus, ten aš ir daugiau galiu dalykų pasižiūrėti, ir dėl ko vaikai nemiega, arba dėl ko negalima pavaduoti kažkokį tai būdą, niekaip neišeina, nors geras variantas, ten gera vieta ir taip toliau, bet sunkiai gaunasi, klientai pabėga. Tai įsigijau prietaisą, kurio pagalba aš galiu nustatyti kryptį, iš kur ateina tas dažnis. Kaip jis gali pasireikšti, kaip jūs galite tai pajausti jautresni žmonės, vaikai arba moteris, vyrai rečiau, bet jeigu irgi leistų, jeigu tą išjungtų, leistų įtekėti kitiem dalykam, kurie jo proto nesuvokiami, bet jis leistų, kaip sakant, let it be, kad tai būtų, kad tai egzistuotų. Tai pajaustumėte tokį savotiškai namuose žvarbumą, greitas nuovargis, mieguistumas, depresinės nuotaikos, depresija,
blogos pilkos mintis, nėra džiaugsmo ir švarbumas ypač negerų oro. Orai daromi dirbtinai ir jie padaryti taip, kad užtraukiama tokia, sakysim, bendra masė arba bendras lietsargis virš jūsų galvų ir kada į jį nutaikomas tam tikras dažnis, jis gaunasi pasklinda visur, po visur orą. Tokiu būdu prietaisų pagalba aš atradau būtent keletą įdomių dalykų, kurias irgi pasakosiu. Tai štai, bute, kada blogesnis oras, tai yra daugiau šansų padaryti įtaką iš palydovų į jumis, į jūsų būtą sveikatą, taip pat iš bokštų, kurie yra kažkur tai mieste, maždaug nutolę 500 metrų iki kilometro maždaug, kaip matavau. Antenos būna tokios pačios jos storesnės, jų ten būna 3-4 ant vienos koto ir jos būna storesnės. Užmiestyje tos antenos yra plonesnės gerokai ir jos spindi gerokai mažesnį spektrą, tas silpnesnis signalas, galima sakyti, jisai grinai ryšio, o mieste padarytos tokios storos. Ir dar kas keisčiausia, Vilniečiai gali surasti tokį dalyką, kad kažkur tai Ukmergės gatvėje, kažkur tam tose rajonuose, kur yra prekybos centras Mandarinas, ten yra mokykla ir darželis. Ir šalia jų, mano nuostabai, aš radau tokias storas pastatytas antenas ir jos skleidžia tame rajone labai stiprų spindulį, radiacinį spindulį signalą, kuris yra pavojingas. Vos anais laikais dar pagal anas normas tai būtų ekstremas, tai yra pavojinga zona, kurioje ilgai negalima būti, o dabar, kaip sakau, pakeistos normos 2015 metais ir jos tampa tarsi, priimtant, yra normalu. Tai dabar apie skaičius galite pasimti, užsirašyti, pasiruošti ir aš jums pasakysiu skaičius, kurie jums padės šiek tiek susigaudyti. Arba užsižymėkite vietą, kad nuo 8 minutės kalba eina apie parametrus, kurie bus naudingi ateityje. Tada jūs turėsite prietaisą ir matuosite būtent radijo dažnį. Ne elektromagnetinį lauką, ten prie monitorių ar rozečių, bet būtent radiacinį foną su to prietaisu, su vienu ar kitu. Tai žiūrėkit, tas prietaisas pirmiausia turės kainuoti, kad jis rimtas būtų, jis turėtų kainuoti apie 150-180 arba daugiau. Modelių tų visokiausių yra, bet reikia atsargiai pasižiūrėti iš tikrųjų charakteristikas ir neskubėti pirkti. Geriausia pirkti tokį, kuris labiausiai naudojamas užsienyje, tarp užsieniečių tarpe, tai aš būtent ir pasinaudojau to, nusipirkau CF35 anteną ir paskiau Trifield 2. Ir ką dabar tie skaičiai rodo? Tai pirmiausia, kaip žiūrėjau, pavyzdžiui, telefoną mobilų, tiesiog paprastas režimas, tiesiog įjungtas neskridimo režimas, bet tiesiog būdinčiam režime be interneto. Jisai spinduliuoja maždaug apie 1 mW į kvadratinį metrą, tai jūsų prietaisas rodo 1000, tai yra vienetas, taškas 000. Kada matuosite iPhone'ą, Apple produkcijos telefoną, jis rodys jau 2, tai yra dvigubai daugiau. Kai kurie prietaisai rodys 2000 arba, kitaip pasakius, 2 mW į kvadratinį metrą, tai yra tankumas, tai yra tam tikras srautas į nedidelį, kaip sakant, plotą. Tai yra kaip srovė vandens stiprumas, įsivaizduokit, į jumis, į jūsų galvas, į jūsų organizmą. Jeigu miegosite su telefonu pamiršę, kad turite telefoną prie savęs, netgi jeigu jis bus įjungtas neryšyje, tai jisai bus per pusę metro nuo jūsų lovų, pavyzdžiui. Tai jeigu jaunas organizmas, tai kažko tai labai nepajaus ir greitai atsistatys, bet jeigu žmogus vyresnis 40 metų, tai jisai iš ryto pabus ir jaus tokį tarsi kūnas toksai šiek tiek guminis ir šiek tiek apdaužytas. Tai čia pirmiausias toks efektas. Jeigu prietaisas rodo telefonams nesant šalia ir jūs matote anteną per stiklą, prietaisas rodo maždaug apie tuo parametru 0,300 nuo 160 iki maždaug 300. Tai dar toksai
kaip sakant, fonas pakenčiamas, jis laukia gerokai bus didesnis, kadangi šiuo atveju jumis saugo sienos ir galbūt stiklo paketai. Bet, tarsi, dar pakankamai, kaip sakyti, galima gyventi nuo 300 iki kokio 1000, kur būtent tas dažnis, jau tas srautas didesnis, stipresnis, tankesnis, jisai gali sukelti galvos skausmus, ypač kada atsikelsit iš ryto, daleiskim, netgi toks atvejis buvo man pačiam asmeniškai, kaimynai pasidėjo smart televizorių didelį, prie sienos, ten yra internetas. Ir jisai skleidžia aplinkui maždaug 2 metrų spindulių, aplink save didelį srautą. Tas srautas, jeigu vėlgi paėmus dabar skaičiais išvertus, tai prietaisas rodytų ten 3000, tai yra 3-4 mW į kvadratinį metrą, tai yra daug. Ir jeigu jūs už sienos esat jūsų lova, o jūs nežinot, kad ten tas televizorius yra, bet kažkodėl tai jūs miegat ir jums skauda galvą, tai jeigu turint prietaisą, jūs galėtumėte užregistruoti būtent tą dalyką, arba, kaip sakau, su antena prietaisas rodo būtent, kad sklinda būtent iš tos vietos, iš kaimynų pusės signalas ateina, tas stiprus, radiacinis fonas sklinda. Ir jeigu jūs tik tai pabandot pagalvių padėti toliau, tai yra priešingą pusę lovos dedate į kitą pusę galvą, jūs miegate normaliai, žiūrite, kad vis dėlto nėra tai blogai. Tas sunkus kėlimasis iš ryto būtent tiem žmonėm, kurie ypač dabar mieste gyvena, tiek Kaune, tiek Klaipėdoje, tiek Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, nesvarbu, visur ten yra labai dabar stipriai uždidinta, galėsiu pasakyti tą paskaičius. Tai ten žmonės, kurie gyvena prie antenų, galbūt jie ir priprato, nes, kaip sakant, šalkarimas irgi pripranta, tai jie priprato prie to fono, jiems atrodo, kad tai yra normalu. Ir kada išvažiuoja mišką prie upės, prie ežero, jiems atrodo kažkas tai tylu, kažko tai trūksta, nes nėra to fono. Realiai kūnas pradeda atsigaudinėti. Dar be kita ko pasakysiu, kad jūs išėję iš savo namų, kur yra didelė radiacija, mišką, krūmus kažkur, medžiai, kur yra ypač prisiglaudę ir tam tikrų paros metu, nes vieni medžiai gydo ten 1 metu, antrą ten 4 valandą, kiti 8, kiti vakare ir taip toliau, kiti siurbia. Tai jūs galite atsigauti maždaug per pusę valandos arba pabūti tiesiog vėje prie jūros, jeigu yra tokios sąlygos. Tiesiog kažkokia tai anomalinio mare, kada didelis vėjas, galbūt lietus, sniegas atsistato jūsų biolaukas maždaug per 5 minutės per 10. Šiaip ramiai būsime pavaikščioti apie pusę valandos. Bet jeigu oras drėgnas, kaip sakiau, orai daromi dirbtinai ir labai senai, tie oro dalelės ten nano, jos pridėtos kiekviename lietaus laše yra, jos sukuria taip pat radiacinį foną ir aš, pavyzdžiui, žiūrėjau tokį dalyką, vėlgi prietaiso pagalba, važiuoju po miestą, radiaciją matuoju, ten daug maž yra, išvažiuoju mišką, jos nėra, bet sausų metu, kada atvažiuoju, kada miškas drėgnas, kada tas yra toks rūkas, dulksna, tai radio imtuvai geriau priima radio stotis automatiškai tolimas šokės, tai, o signalas jis geriau plinta būtent per tos lašus, kadangi jie turi ne tik vandens savyje, ne vien tik tai oras ir vanduo. Ir tada gaunasi, kad jūs išeinat į mišką liktai prasigėpat, bet jūs galite pagauti kažkokį tai virusą ir atsinešti tai į namus arba gauti tą dalelę, kuri pas jumis nusės gerklėje ir plaučiuose ir sukels kažkokį tai metalinį ir nelabai pagydomą kosulį. Tai ten parametrai tokie maždaug buvo, kad jeigu mieste kažkur tokie buvo pikai užkepami iki 6,000, tai yra iki 6000 arba 6 mW kvadratinio metro, tai yra gan stiprus signalas jau. Tokių vietų jau dabar daug yra, netgi mažose miestuose, rajonuose. Tai jau vaikščiant po mišką jūs nesigausite, jūs tiesiog nepalsėsite, o greičiausiai pavargsite ir būtent tai padaryta, kada jūs ateinat, dar esam tam kvartalą, yra tas dažnis, tame dažnė eina dar kitas dažnis, tai šitas dažnis yra, sakysim, kaip vamzdis kažkam tai atnešti, tai yra padedamas vamzdis. O pro tą vamzdį pratekame dar kiti dalykai, tai yra praeinamos komandos, kažkokios smegenys gali jumis nuteikti į visišką apatiją, norą pamiegoti kažkodėl, tai kaip sako žmonės, žinot, lenkia prie žemės, pavyzdžiui. Jeigu išvažiuotumėte į gamtą, to pralenkia prie žemės nebūtų, o kai esate namuose, lenkia prie žemės, būtent tas dažnis migdymas. Tai tokiu atveju jūs galite pareikšti valią, kad aš nepasiduodu šitom bangom, aš esu stipresnis, aš reiškiu Dievo valią, aš esu Dievo vaikas, be tarpininkų, bet ten kunigų ir tam sakė dievaičių. Ir tada jūs tarsi persikraunat pats ir galite perlipti per tos skaičius.
Aišku, kūnas naudodamasis apsaugai, kad apsisaugoti nuo to radiacinės atakos, jisai naudos daugiau energijos naudos, jūs greičiau pavargsite arba jums reikės kažkokį tai būdų sugalvoti būdus, kad neišnaudotų energijos. Tai galbūt ne tiek daug valgyti arba maistas tas turi būti šviežesnis, kad jis turėtų daugiau eterinės energijos, kuri nereikalaus kažkokį tai resursų iš organizmo, kad jam sunaudoti maistui reikės daug skirti energijos, kad jį ten suvirškinti ar apdoroti, tai yra ten, daleiskim, mėsa arba ne mėsa. Tai va čia atveju tas, vėlgi ten biškai nukryps į šoną, visas valgymas nėra blogas ar geras, jis tiesiog yra sunkesnis maistas, kuriam reikalinga išnaudoti daugiau energijos. Ir tiek. Tai kada jūs sugebėsite savo mintimis perlipti per tą foną, šiek tiek per tą ekstremalią situaciją, tam ekstremaliam fone arba laikinai esamoje aplinkoje jūs galėsite normaliai įsilaikyti. Bet jums labai, galima pasakyti, nepasisekė, jeigu jūs dirbate arba darželis kažkoks tai vaikų yra šalia tų antenų, tada yra prasčiau. Na, teko, pavyzdžiui, Šakiuose matuoti daleiskim prie vaikų darželio foną. Tai mieste prie policijos komisariato yra antenos, jos ložia ten neblogai ir visą rajoną švitina taip gerai kaip švitina, to miesto gyventojai žino, prie iki, o paskui ateina iki darželio, ten stovi tujos ir visa ta tujų tvora padaryta, o darželis yra gana aukšta ir tujos visiškai sugeria tą visą signalą, tą visą šlamštą ir tas darželis gaunasi pusėtinai, tiek tujom neuždengtas ten papuola ta radiacija, šiek tiek laukia, ten vaikai nevaikšto niekada, iš ten išeina. Ir ten, kur to fono nėra, ten vaikai ištisai žaidžia, netgi ten gali būti ir saulės nebūti, ir pavėsis ir taip toliau. Tas pas ir su miestais, ir vaikų aikštelėmis. Teko, pavyzdžiui, Vilnių matuoti, daleiskim privažiuoju prie namo, jau ten prietaisas rodo 0,600, tai yra 600, aš kalbu taip, tiesiog, kai yra 1000, tai yra jau 1, 2 ar kažkiek milivatų į kvadratinį metrą. O kad važiuojat nurodo 3, 4, 600, tai yra 0,6 mW į kvadratinį metrą, jau to vietoje nežais vaikai, ten neįs nei gyvūnai nevaikščios, ten rinksis kažkokie alkoholikai, gers alų ir taip toliau, ten sudaroma aplinka negatyvui. Tai yra ta vieta tokia daugmaž taps negatyvė. Ir jeigu žmonės susiprotėtų ir parašytų grupinį pareiškimą ryšio organizacijom, kurios būtent organizuoja šitą ryšį, kad iš poilsio vietų, iš poilsio zonų pašalinti tas antenas, nuimti nuo stogų, kolektyvinis prašymas jas patenkina. Vilniečių, žinau, grupė kažkokiam tai rajone tai padarė ir tas antenas demontavo. Viskas priklauso nuo jūsų pasirinkimo. Ir dar dabar kraupiau yra, kada padarytos labai, kaip sakant, šustros programos, reklamos apie naują internetą, apie Tele2 ir žmonės ten pasišaus įsigyti. Tai gaunasi savotiškai užsidedat apykaklę su elektrošoku, bet jūs apie ją nežinot. Nežinot, kaip tai veiks. Vėliau tai gausis, kaip aš juokavau viename iš savo filmų, kad vaikinas nusipirks kažkokį tai juodą elemenuką ir nesupras, dėl ko nusipirko, persikėps per pusę, užsidės ant savo veido ir vadins, kad yra virusas laukia, nors to viruso nėra. Daleiskim, ne? Čia aš darau humorą iš to viso, bet realiai taip būna. Ir čia reikia šiek tiek su galva žiūrėti, kadangi, buvo laikas, kada mes jokių YouTube neturėjom ir taip toliau, tai mums ten galėjo į kairę į dešinę, kaip sakant, sukioti su visokiam reklamom, visokiais serialais ir taip toliau, pūsti pudrą į akis, mes nežinom, su ko palikti, mes nežinom, kas yra blogai, kas yra gerai. Dabar yra daug sklaidos kanalų ir jeigu jūs naudojatės savo ryšio priemonėm arba telefonais, ten televizoriais, kompiuteriais naudojatės pagal paskirtį, nežiūrite beleko, o renkate žinias, naudingas žinias, kurios jums praversija jūsų šeimai, kad jūs išliktume sveiki, saugus ir laimingi. Tai tokiu būdu jūs galite pamatyti daug naudingų dalykų ir neskubėti pirkti moderniausius telefonus, kurie jau neturi rankinio išjungimo 5G, tai yra pagal nutylėjimą, ten peršoka, pavyzdžiui, visą laiką palaiko 5G. Įstengtis turėti tokius telefonus, kurie turi galimybę, tai yra rankinį išjungimą, važiavimą į 3G, 4G. Ir to pakaks. Tas greitis 1 sekundę arba 1 milisekundę, ten puslapio įjungimo, nieko realiai, jokio skirtumo neturi. Prieš kažką tai pasirodyti irgi, kaip ir jokio skirtumo, iš tikrųjų,
O vienintelį, ką jūs galite padaryti, skirtumas bus tai jūsų savijautai. Tai yra, suprastės jūsų savijauta, paskiau kažkodėl tai pabalo veidas, paskiau kažkodėl tai atsiranda spuogai, paskiau atsiranda kažkodėl tai blogas matymas, kažkodėl tai prasideda dairimasis akinių pirkti ir taip toliau. Jeigu dar pastebėjote tokią detalę, aš gan solidžiam amžiaus studentas ir aš akinių neturiu. Nepamatėte ne viename video mano akinių. Tai yra, kai kur užsidedu galbūt saulės akinių, bet aš akinių nesidedu. Ir tiesiog ėmiausi savęs atstatymo ir man jis neblogai sekasi. Tiesiog pradėjau daryti pratimus akims ant veidui ir aš nesileidžiu į, kaip sakant, tokių ramentų pirkimą, nes kartais žmogus, kuris dar gali vaikščioti, nusipirks kėdę, kuri pati važiuoja, jo kojų raumenys atrofuosis ir jis niekada neatsistos nuo jos. Tai čia tas pats ir tiems žmonėms, kurie šiek tiek pablogėjus regėjimui, puola nešioti akinius, akis dar labiau susilpnėja, paskiau reikės pirkti dar kitus stiklus, dar kitus ir dar kitus, o akis bus iš vis nepataisomai suprastėję raumenys ir ten paskiau, jeigu jas ir norėsite statyti, išreiškti savo valią, jūs sugaišite gerokai daugiau laiko, negu tai padarytumėt, jeigu susigrėtumėte arčiau. Tai vėl tas pats ir dėl ryšio, ir dėl tos radiacijos. Jeigu jūs laiku susivoksite, tai kad tą, ką aš kalbu, tai aš dalinuosi visiškai nuoširdžiai, be kažkokios naudos ieškojimo apie tas priemonės, apie signalų stiprumą ir poveikį. Tai reiškia, jūs tiesiog pagalvokite savo protą, ne kitų nuomonę primesta, bet savo smegenim. Dėl ko taip yra, dėl ko amerikiečiai, kanadiečiai daro visokius prietaisus ir daro priemonės, kad jų išvengti. Beje, jeigu žmonės, pavyzdžiui, kurie nori pasidaryti sveiką visiškai namą, kaip sakant, kad jisai nebūtų stovėdamas netgi prie kažkokio tai bokštų iškeltų, nereiktų kraustyti iš jo, turite nuo savo namą, arba būtą, kuriame norite ilgai gyventi, tai yra kanadietiški dažai, juodos spalvos, jie gan brangus, bet jie iš tikrųjų veikia, žmonės tikrai įsigiję jos, jie paliudė tai, kad matavo paskui su prietaisu, rodo iš tikrųjų nulį, tai yra nepraeina niekas, įsidažo tais dažais, nuorodą aš taip pat įdėsiu šitame filme, anksčiau vėliau jinai atsidurs čia, žinosite, kaip ją ieškoti ir kaip įsigyti. Tai tas prietaisas Trifield, kur aš turiu namuose, jis irgi yra kanadietiškas, kainuoja, šiaip paėmus nemažus pinigus iš dalies, bet jis rodo tiksliai viską. Ir taip pat dažai prieš tą MF, tą elektromagnetinį smoką, jie irgi, bent jau, pavyzdžiui, vaikų kambarį drąsiai, jeigu turite savo namą arba įsigijote, jį ten kreditus pasiėmėt ir nenorite šios krausti, gera vieta arti mokyklos ten darbo ir taip toliau, jūs galite irgi įsidažyti tais dažais ir paskiau ant viršaus šitų juodų dažų galite įsidažyti savo spalvą arba įsikliauti tapetus arba ten pasidengti dar kažkokį tai paviršių pasikeisti pagal save. Esmė, kad pasidaryti tą skydą. Bent jau, kad jūs miego metu neturėtumėte to įeiti į savo kūną. Visą tai neužmuša mums sustiprina, bet kai kurie visiškai gali pavirsti silais, nuvukėti, kaip filme Pinokio, kada rodo, kai vaikai atvažiavo į parką, pravažiuoja vandens krioklį ir tas vanduo, kada jį pradeda gerti, pavirsta silais. Tai čia toks palyginimų forma, faktiškai vanduo, kuris labiausiai dabar Anglijoje, Vokietijoje, taip pat dusinami žmonės, kur privaryta cheminių visokių priemaišų, jos būkina, jos sukelia nuovargį, sukelia galvos skausmą, ir faktiškai nenoro tokį kažką tai kurti, daryti, tai yra tik tai užtenka energijos, tai nueiti iki lovos, atsigulti, atsikelti, vėl nušliaužti, kažkaip nešti savo kaulus iki darbo, ten atbūti kažkaip nuo skamučio iki skamučio ir vėl grįžti namo ir vėl ten iš paskutiniųjų prabūti prie televizoriaus ir jau nekreipti dėmesio vaikus, kuriems reikia dėmesio, kaip niekad. Taip kad saugokite save, kaip įmanoma, visais įmanomais būdais. Ir dabar tiesiu dar toliau apie skaičius. Kada kalba telefonu, ne Wi-Fi režime, o, kaip sakiau, per mobiliuosius ryšius, pavyzdžiui, ir priglaudyti telefoną prie galvos, tai patarčiau naudoti ausinės bent jau Bluetoothinės, jos nėra gerai, bet bent jau Bluetoothinės. Tai ta radiacija yra prilygstama maždaug nuo 13 iki 19 ir daugiau milivatų į kvadratinį metrą. Tai yra didelė labai radiacija ir nuo jos galite būti apsvaigę. Tie vyrai jaunuoliai arba kai kurios merginos, kurios valdo dronus,
FPV dronus, kurie turi akinius, aš jums irgi galėsiu paskui vėliau parodyti tai. Irgi šiek tiek atsargiau, jeigu įmanoma padaryti pertraukas tarp skrydžių, tai yra gan stiprus signalas, jis eina į galvą į akis ir, pavyzdžiui, suskraidžius su dronu, kur paskaitis 2-3 baterijos, suskraidžius bendrą laiką maždaug apie pusę valandos ir daugiau, jūs visą dieną jausitės kaip girti, nes jūsų smegenys bus pilni to antiveiksmo, taip sakant, smegenyse, ir vaikščiosi priplaukę gerokai ir nesuprasti dėl ko. Kada 5G bus įjungti, aktyvuoti, jau tada, kada jūs būsite namuose, jums nežinant bus daromos tokios manipulacijos, arba tiesiog iš vis, kaip pasako Norvegijoje žmonės, kada iš bokšto eina tas 5G, tas tikras signalas, tai krūtinėje dega, nuo radiacijos dega tiesiog viduj viskas, kūnas džiūsta. Tai labai atsargiai su tuo žiūrėkite, kur gyvenate, kur miegate, kur važiuojate, kur sustojate, kur ilsitės ir saugokite ypač savo vaikus. Jeigu reiks pagalbos Lietuvoje, pavyzdžiui, pasirinkti vietą, arba, pavyzdžiui, vaikas vartosi, neužmiega, rėko ir taip toliau, galite parašyti puslapį, jo nuoroda irgi taip pat bus padėta po filmu ir jūs galėsite tada susitarti su manim, pavyzdžiui, dėl laiko, dėl datos, kada aš galbūt galėčiau atvažiuoti, pažiūrėti ir pakeisti jums tuos reikalus, kada jos dar įmanoma pakeisti. Nuo to priklauso mūsų visų gerovė, nuo to priklauso mūsų vaikų sveikata, mūsų pačių laimė, nes mes tikrai nelabai gerai jaučiamės, kada mūsų vaikai serga, kada negalvoja, kada jiems yra blogai, kada jiems skauda. Ir viename iš savo filmų aš rodžiau dar mažiukams antiparazitą. Jį užsakyti galima puslapį Lietuviškas Organitas, jo nuoroda taip pat yra po filmų, čia aprašyme. Ir jį įsigijęs pamatysite, kaip, pavyzdžiui, vaikų pridėti prie kojos. Kada vaikų skauda koją, čia maždaug amžius iki 5-6 metų, pridėjote prie kojos, 10-15 sekundžių, skausmas pradėjo vaikas nustoja verkti, nuėjo žaisti. Tai yra pati didžiausia laimė, kada mes galime kažką tai gero padaryti savo ir savo vaikams. Tai dėkui už dėmesį, dėkui, kas skiriate tiek laiko ir iki kito karto.